Gūdžioje girioje gyveno pilkas vilkas. Jis buvo toksai kaip visi vilkai, tik turėjo vieną ydą – buvo be galo žioplas. Vieną saulėtą rytą vilkas su savo 3 sūnais išsiruošė į mišką ieškoti savo maisto. Daug laiko jie klaidžiojo mišku, kol nusprendė pailsėti. Vilkas net nepastebėjo, kaip dingo jo vaikai. Jis pastebėjęs tai, tekina skodi namo. Bebėgdamas jis sutiko pelę, lapę ir gulbę, bei paprašė jų pagalbos surasti vaikus. Vilko draugai sutiko jam padėti. Gulbė nieko nelaukus skrido į dangų apžvelgti girią. Pelė landžiojo po įvairius urvelius, o lapė žvalgėsi po girią. Visų draugų dėka vilko vaikai buvo rasti ir visi džiaugsmingai grįžo namo. Tačiau namuose laukė pikta žmona, nes eilinį kartą vilkas išėjęs ieškoti maisto grįžta tuščiomis.